Na tai Deividai, koks jausmas yra išbėgti aikštelę su pirmą kartą? Daug jaudulio, bet jausmas tikrai buvo geras. Draugus ir gali palaikymus. Buvo kaip buvo. Galbūt kažkiek tas startas sugadino viskas pralaimėjimas tikriausiai? Nepasakyčiau, kad startas sugadino, buvo daug. Mes žinoma, ko mums reikia dirbti. Jie pataikė gerai, mes neapsigynėm ir taip gavos. Per daug nesireikšmino šito pralaimėjimo? Sureikšminti reikia tuo, kad reikia mums iš jo mokytis, bet mums į statistiką neįeis, tai kol kas gerai. Kažkiek atsispindėjo tas viduliukas aikštelė, tavo paties metimai skrido pro šalį? Buvo jaudulys, aišku, reikės taisyti kažką. Ar treneriai daug? Kenzūra daug vėliau davė? Nedavė, sakė, mes ir viskas bus gerai, visi komandos draugai palaikė mane, tai aš dirbsiu, kad reikės pataikyti. Šiaip kalbant apie metimą, daug kas kalba, kad labai taisyklingas tavo metimas ir apskritai, tai išmokai Amerikoje, tą metimo techniką ar Lietuvoje, sakykime? Turėjau porą labai gerų trenerių ir jie tikrai padėjo man dirbti ant technikos, dabar tai reikės pataikyti. Makedonijos rinktinė atvyko, aišku, nepilnos dar sudėties, bet kokie pirmieji įspūdžiai apie šitą komandą? Yra labai gera komanda, aišku, mus nugalėjo, mes irgi nepažadėm trio, bet reikia duoti jiem kreditą, kad jie žaidė sėkmingai ir padarė tą, ką norėjo. Kokios tas kalbėjai apie tas problemas, kiek gal galėtum kažkokias įvardinti pagrindinės? Gynyba, jie įmetė 78 taškus ir metė labai gerų procentų, mums tikrai reikės dirbti ant to. Kurį laiką gerai įnėtės, bet po to kažkaip ten tokių paprastų derinukų vis sugrūdavo? Reikia mums žiūrėti, mes paleidžiam kartais žmogų, tą per daug padedam, yra tokie maži dalykai, kurių reikia truputį padirbėti.